Sveiki, su jumis vėl Rilvogom. Tai dabar atliksiu Kevis pamoką. Jisai prašė jūdančio teksto pamoką, nes jis yra kaip pradinukas. Taigi, susikuriam naują darbą. Tada einam į Windows ir Animation. Taigi, užsirašome paprastą tekstą. Ir padėme kur tik nori. Taigi, tekstas. Spaudžiame šitą Duplicate Selectors Frames. Tada tekstą nutepėme į kitą pusę ir spaudžiame Twins Animation Frames. Ir uždėme kokius 7. Ir va, tekstas jau kaip ir juda. Jis mažėja pas manęs, taip padariau. Pažiūrėjome vėl Duplicate Frames ir tempame į viršų. Ir vėl. Šitą statome, bet jau darome 10, nes kadangi ilgiau, tai daugiau reikia. Ir va, tekstas viršų nuo pačion. Tai dabar darome tekstą maždaug per vidurį. Ir dabar darysime, kad jisai išnyktų ir vėl atsirastų. Taigi, opusį iki 0 varom. Ir frames 5. Ta nauja šitą vėl ir iki 100. Ir vėl 5 frames. Ir va tekstas toksai va gaunas. Taip pat galėtų jį sustabdyti, kurią nori vietoje, kad jisai stotų, padaręs 0,5 arba kiek tai nori, gali nors 1 sekundę. Gali ir parašyti, kad order spaudė ir parašai, kitą nori, pavyzdžiui, 3 sekundės ir jisai stos 3 sekundės toje vietoje. Nesvarbu, šiaip yra čionais. Šiek kaip tau, tai gražiau. Taigi taip, paprasta teksto pamoka sukurta specialiai Grafi LT grafikos tinklapį. Taigi užsukite tenais ir paprašykite pamokų, kokių jūs norite, ir aš jums jas pasitengsiu sukurti. Taigi pamokos prašome nerypinti.